Labas. Negaliu patikėti, kad jau yra trečiasis mūsų Atmok dietos epizodas. Jau trečiadienis, kaip įrašinėju. Ir nors tai pradėjau daryti su didelė baimė ir ilgai galvodama, dvejodama ir svajodama ir norėdama, bet kuo toliau tai darau, tuo labiau savim džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Ir esu beprotiškai dėkinga, kad yra žiūrinčių, kad yra komentuojančių, kad yra prenumeruojančių ir taip toliau. Man tai tikrai didžiulė pagarba, įvertinimas ir didžiulė meilė tam, ką aš darau. Nes aš darau tikrai su meilė ir su dideliu noru jums padėti, su dideliu noru padėti jums atmokti dietas, išeiti iš užburto dietų rato ir pagaliau pradėti jaustis gerai savo kūne, savo mintise, savo mityboje ir savo gyvenime. Tai sveikinu atvykus į trečiąjį epizodą ir šiandien kalbėsime apie labai aktualią temą šitam mėnesiui. Visgi yra gegužės pradžia, visgi liko mėnuo iki vasaros, jau orai pradeda po truputį šilti, čia kaip kokiam, aišku, rajone. Klaipėdoje yra šiek tiek šalčiau, mes dar sijonų mautis, šortų mautis dar nelabai norim, bet Vilnius, Kaunas, kiek žinau, ir kiti miestai turi šiltesnius orus, kadangi mes visi šitie klausančios esam iš skirtingų miestų, tai kiekviena prisitaikysim savo. Na, bet kaip bebūtų, taip tikėkime, vasarą turėsime gražią, šiltą ir malonę. Ir jinai tikrai jau yra neužilgo. Ir kodėl šiandien būtent tokia tema? Todėl, kad būtent maždaug likus 2 mėnesiam, ypatingai mėnesį, atsiranda ta tokia, kaip aš vadinu, summer body psichozė. Kada visoms reikia susitvarkyti, kada visoms reikia mitybos planų, kada visos jau nebegali, kada visos norės mautis šortus, norės mautis sukneles, o įsivaizduoja, kad kojos yra per storos, pilvas per didelis, reikia susijimti, reikia susitvarkyti ir pagaliau tą summer body pasiekti, ar ne? Nors aš pirmiausia norėčiau šitoj vietoj apskritai sustabdyti ir pasakyti, kad visos mes turėsim summer ir turėsim body. Ir turėsim summer body. Ir kad tiek užtenka tam, kad mes galėtumėm būti pakankamas, mėgautis visais vasaros malonumais ir su visais teikiamais grožiais, negrožiais, orais, saulė ir taip toliau ir panašiai. Tai pirmiausia noriu, kad įsitikintumėt ir suprastumėt, kad mes kiekviena esam verta, jūs kiekviena esat verta, nesvarbu, sveriat 80, sveriat 100, sveriat 60, turit celiulito daugiau, mažiau, turit pilvuką, neturit pilvuko, ar buvot visus metus atsakingas su mityba, ar buvot neatsakingas su mityba, tikrai kiekviena esam nusipelniusi geros šiltos vasaros, pasimėgauti, pasimaudyti, įlipti į vandenį, pavalgyti skaniausių ledų, skaniausių piknikų ir taip toliau ir panašiai. Ir mums nereikia nieko padaryti daugiau, negu kad esame padariusios iki šiol. Kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, ar ne, prasideda visi šitie dalykai, prasideda ir iš socialinės erdvės mes galim matyti, ar ne, susitvarkyk kūną vasarai, tilpk į tą savo norimą suknelę, pagražink kūno linijas iki vasaros, iššūkis paskutinis ten iki vasaros, tai nepraleisk progos susitvarkyti savo kūną, savo mitybą ir taip toliau ir panašiai. Viskas skamba faina, nes tikrai taip, mes po žiemos sezono nusirengiam, rūbų mažėja, pasitikėjimo savim irgi mažėja ir mes norim viso to pasiekti ir norim jaustis gerai. Bet kas tada atsitinka? Tada pradedam ką daryti? Laikytis disciplinos, pradedam laikytis planų, iššūkių, pradedam, griežtai save suimti, sportuoti, bėgioti, lakstyti, keliauti į sporto klubus ir taip toliau ir panašiai. Ir atrodo, noras yra geras, noras yra fainas ir atrodo siekiu, tai aš gero dalyko, nes visgi ar ne, noriu susitvarkyti, noriu geriau jaustis, noriu geriau atrodyti ir taip toliau. Bet kas po tuo slepiasi, ar ne?
mes visi puikiai suprantam, kad tas pradėjimas nuo pirmadienio, ar ne, pradėjimas nuo naujo mėnesio yra lygiai tas pats, kas tas noras, ar ne, susitvarkyti prieš vasarą, noras pasigražinti prieš vasarą, noras pasigražinti prieš kažkokias tai šventės. Ypatingai jeigu yra kažkokias laukia ten, ar ne, vestuvės, šventės, krikštynos, ten gimtadienį ir taip toliau, ar ten kažkokie atostogas ir taip toliau. Ir norisi gražiau apsirengti. Ir visos to norim, bet po viso tuo slepiasi vienintelis dalykas, kad mes labai stipriai save griežtai suimam, suspaudžiam į rankas, suimam į rankas ir stengiamės. Varom, o kai pavarom, galiausiai viską metam. Taip pat atsiranda noras skubėjimas, noras greitai viską padaryti, noras griežtai padaryti, noras staigiai padaryti. Reikia, žiūrėk, vienai 5 kg iki vasaros atsikratyti, kitai 2, kitai dar ir 10, kitai dar kažkas, ar ne. Ir visą tai mes norim padaryti per labai trumpą laiką, nes, laukia kažkoks, ar ne, įvykis. Vasara, šilta, graži, faina ir taip toliau. Tai va. Ir kodėl griežti visi šitie planai, iššūkiai, susiėmimai ir vadinamos mūsų disciplinos, kodėl jie neveikia? Jie iš pradžių atrodo, ar ne, kaip kontroliavimas, kontrolės jausmas, atrodo, aš dabar kontroliuoju, galiu susiimti, pagaliau, čia būsiu faina, čia būsiu šaunuolė, čia aš dabar jau tikrai pasieksiu, jau numesiu ir vasarą pasitiksiu šauni, faina ir taip toliau, bet visas tas kontrolės jausmas, apie ką aš visą laiką ir kalbu, ne, kalbu, kad jisai niekur toli mūsų nenuveda. Ir pati problema nėra mitybos planas, ar nėra noras, ar ne, susitvarkyti. Problema yra tai, kad mes pradedam gyventi tuo planu, pradedam gyventi tuo tikslu ir žinoma, mes norim padaryti viską drastiškai, ar ne, tai, kaip sakau, 5 kg ar 10 kg ir netgi kartais 3 kg yra per drastiška, ar ne, mūsų kūnui ir ypatingai iki vasaros. Bet mes suprantam tai, kad mes pasimsim mitybos planą, pasimsim kažkokias taisyklės, mes jas įsikabinsim, darysim, būsim labai tobulos ir geros, bet kai ateis vasara, paskui viskas išslys iš rankų, nes įprotis tai susiformavęs nebus. Ir ką aš kalbu, ar ne, jeigu yra, netgi buvo prie praėjusio epizodo buvo komentaras, ar ne, apie discipliną, kad mes discipliną turim turėti. Tai aš sakyčiau, kad mes turim ne kiek tos disciplinos turėti, nes mityba yra toks dalykas, kuris lydi mumis kiekvieną mielą dieną. Jisai lydi, eina su mumis nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną, per šventės, per savaitgalius, per darbo dienas, darbe, mokykloje, namuose ir taip toliau. Viskas eina apie mitybą. Tai kur eina kalba, ar ne, apie discipliną? Ar tikrai gerai pagalvokim, ar tikrai maiste, mityboje mūsų toks lygybės ženklas, ar ne, kad mityba ir disciplina, ar tai tikrai yra apie tą patį? Aš tai dažniausiai sakau, kad ne. Mums reikia formuoti įprotį, mums nereikia formuoti disciplinos, mums nereikia formuoti kažkokio tai čia dabar tą darau, taip, tikrai suprantu, socialiniai erdvėjai, socialiniai tinklai tai parodo, ne, kad ten dėžutės, ten gaminu į priekį, gaminu 3 dienom, ten paruoštukai, ir taip toliau, ir viskas atrodo faina, ir atrodo, kad va čia slypi atsakymas, kaip žmogui pasiekti tų rezultatų. Taip, norint pasiekti tam tikro rezultato, kaip, pavyzdžiui, numesti svorį, ne, tikrai yra reikalas, tikrai yra darbas, įdirbis, noras ir pastangos, tikrai yra reikalingos, 100%. Bet ar mes galim dėti lygybę ženklą tarp disciplinos ir noro susitvarkyti mitybą? Aš nemanau. Aš sakyčiau, kad tai turėtų tapti mūsų įpročių, įgūdžių ir įpročių, nes valgom mes visada. Kaip pavyzdys, ar ne, pusryčiai. Na, kaip pavyzdys, ar ne, žmogus atsikėlė, valgo pusryčius, išsiėmė batoną, išsiėmė dešros, išsiėmė sūrio, pasidarė kavos puodą su cukrum, su grietinėlė, suvalgė, išėjo, ar ne. Atėjo pietus, nuėjo į kavinę, pasiėmė cepelinus, spirgučių padažo, tada išėjo, išgėrė ten limonado stiklinį ir taip toliau. Tada ateina vakarienė, ar ne, grįžau namo, išsitraukiau koldūnų, įsidėjau virti, viskas gražu ir faina. Ir
tada mums atrodo, kad mes įsivedam discipliną ir pradedam valgyti sveikiau, ar ne? Bet iš tikrųjų mes lygiai tą patį galim veiksmą padaryti. Vietoj to batono su dešra ir sūriu ir kavos puodą mes galim pasimti, ar ne, pilno grūdo duonos, avokado, lašišos, kiaušinį užsidėti. Lygiai taip pat pietums nuėjus į kavinę, ne imti ne cepelinų su spirgučių padažu, o paimti tą patį kažkokį tai žuvies kepsnį, ar ne, su grikiais, su salotomis be nieko, bet ten kažkokių majonezų ir taip toliau, ar ne, grįžtų namo, vietoj to, kad aš koldūnus įsidėčiau virti, galbūt aš 2 kiaušinius įsidėsiu virti, įsidėsiu riekę duonos, pasipjaustysiu daržovę ar tai pasitroškinsiu ir valgysiu, ar ne. Ir tai nėra apie discipliną, tai yra apie pasirinkimus ir apie įgūdį, ar ne. Apie įgūdį, kad jeigu aš kažkur važiuoju, aš žinau, kad aš būsiu alkana ir įsidėti, ar ne, tai įsidėti ne šokoladuką, bet įsidėti, pavyzdžiui, bananą, įsidėti riešutų, pasidaryti sumuštinį ir taip toliau, ar ne. Jeigu aš gaminuosi pietus, tai nedisciplinos klausimas yra, ką aš pasigaminsiu. Aš galiu troškinį ir be disciplinos pasigaminti, ar ne? Galiu salotas be disciplinos pasidaryti. Tai yra apie įprotį ir įgūdį. Ir apie tai dar pasistengsiu šnekėti galbūt daugiau kituose epizoduose, nes dabar daugiau noriu kalbėti apie pačią tą tokią psichozę vasarai. Bet tai irgi yra svarbu, nes link kur vedu, ar ne? Kad mes su tais drastiškais planais, iššūkiais ir ten kažkokiais summer body ir tilpk į suknelę psichozėm, mes ką padarom, ar ne? Mes darom vieną vienintelį dalyką. Bandom išugdyti tą neva discipliną, kuri dėja, bet ties birželio 1 greičiausiai va taip ir baigės. Mums reikia padaryti ką? Mums reikia išugdyti įprotį. Įprotis per mėnesį, jeigu tai ar ne dabar yra gegužė, mums iki birželio norisi padaryti, įprotis taip greitai jisai nesusiformuos, jisai gali pradėti formuotis, mes galim padaryti daug gerų dalykų, mes galim daug gerų dalykų pasiekti, mes galim sveikiau valgyti, maistingiau valgyti, daugiau pajudėti, daugiau išgerti vandens, papildyti savo mitybą kažkokiais vitaminais, mineralais ir taip toliau, bet įpročio tokio kaip įpročio mes jo neišugdysim. Tai jeigu mes iki šiol darėm nieko, apvalų nieką, tai per mėnesį tikrai mažai dalykų pasidarys. Ir tas toksai, noriu išsiugdyti discipliną ir man atrodo, kad aš čia pagaliau susiradusi stebuklingai veikiantį mitybos planą ar dar vieną dietą, ar dar vienas kažkokias tai taisyklės, pagaliau aš tai padarysiu, tai iš tikrųjų nėra visiškai tiesa, nes įpročio neformuoju, o kadangi įpročio neformuoju, vadinasi, mes labai greitai grįšim prie senų dalykų. Kas liečia, ar ne, vėlgi, disciplina ir kontrolė. Va čia tarp šitų dviejų dalykų mes galim dėti praktiškai lygybės ženklą. Ir disciplinui ir kontroliai, žinot, ko nelieka? Nebelieka laiko gyvenimui. Ir ką tai reiškia? Reiškia, nebelieka laiko balansui, ar ne? Nebelieka laiko susitikimui su draugais, nebelieka laiko gyvenimui, gimtadieniui, pasimėgavimui, ar ne, kažkokiai šaltos kavos podeliui prie jūros, ar ne, nebelieka laiko malonumui, nebelieka laiko vaiko gimtadieniui, kada suvalgysi torto gabaliuką, nebelieka laiko atostogose pasimėgauti kažkokiu Italijų, kokią nors skaniausių tiramisų pagamintų, ar ne, italų rankomis, nebelieka laiko niekam išskyrus disciplinai ir kontroliai. Nebelieka laiko daugiau niekam, išskyrus mitybos planui, taisyklėm, įsikabinimui, nagais, ragais, dantim, į visą tą, ką aš darau, ne, tik tai tam lieka laiko. Nebelieka laiko pačiam gyvenimui. Ir kur link aš suku, ar ne, atrodo, palauk, tai čia vieni sako, kad mums reikia turėti disciplinos, kiti sako, mums reikia turėti valios, kiti sako, mums reikia turėti motivacijos. Mes čia patys turim savo būti motivacija ir taip toliau. Taip, bet kai mes labai stipriai save kontroliuojam, kai mes einam per tą kontrolę, per tą valios jėgą, ar ne, tai negali būti ilgalaikės perspektyvos dalykas. O kas liečia sveiką mitybą, ar ne,
mes neturėtumėm galvoti gegužės mėnesį, kad palauk, man čia dabar reikia susitvarkyti kūną, man dabar reikia susitvarkyti mytybą. Ne, mūsų mytyba turi būti ištisus metus, skani, sveika, subalansuota, maistinga, pamaitinanti ir taip toliau. Ir tai nėra kažkoks dar vienas projektas, tai nėra patikrinimas kaip automobilio prieš kelionę, ne, kad va, ruošiuosi į kelionę, keliausiu, dabar reikia pasitikrinti automobilį, ten tepalus ir taip toliau ir panašiai. Ir tai mūsų kūnas, mūsų mytyba nėra apie tai. Tai nėra projektas, kur aš, gerai, palauk, žiūrėk, gegužę aš dabar pasilaikysiu mytybos plano, o jau ten birželį, liepą ir rugpjūtį, kaip jau bus, ten taip ir bus. Jau, kas jau man ten gausis, tas ir gausis, svarbu, birželį, gegužės mėnesį aš būsiu čia labai susijėmus, labai pasistengus ir būsiu fainolytė, šaunolytė ir taip toliau. Ir toks įsitikinimas ir tokie planai, tokios taisyklės, tokie kažkokie priespauda savo, ar ne, jie labai greitai griūna. O kada jie griūna, ypatingai griūna tada, kada prasideda vasara, ar ne. Ir dėja, bet yra kaip taisyklė, ir net sakyčiau taisyklė, o ne išimtis, kad dažniausiai mes vasarą jaučiamės lengvesni, daugiau turim laiko lauke, daugiau judam, daugiau kažką veikiam, kažkur keliaujam ir taip toliau, bet lygiai taip pat, kai mes neturim jokio įpročio ir įgūdžio sveikoje mytyboje, labai dažnai moteris ateina būtent po vasaros, kada mes turim galimybę, iš esmės, jeigu tai pasižiūrės, mes turim galimybę daugiau suvalgyti daržovių, uogų, vaisių, tai apskritai norisi lengvesnio maisto, šviežesnio maisto, mažiau norisi prie puodų stovėti ir taip toliau. Logiškai atrodo, kad kas liečia svorį, ar ne, po vasaros tas svoris turėtų būti sumažėjęs. Raumeninė masė galimai gali būti padidėjus, ar ne, nes važiavimas dviračiais, redučiais, paspirtukais, vaikščiojimas, plaukimas, baidarės, vandens dviračiai ir taip toliau. Kiek daug atsiranda galimybių tam judesiui, kuris tą mūsų raumenyną stiprina, didina, gerina, puoselėja ir taip toliau. Bet kaip taisyklė, po vasaros, rugsėjo mėnesį, spalio mėnesį moteris dažniausiai ateina ir sako, žinai, aš per tuos 3 mėnesius priaugau 5 kg, 4 kg, mano fizinė sveikata suprastėjo, aš pradėjau mažiau judėti, aš atrodo daugiau prisivalgiau negu kad įprastai, nors logiškai ne, taip neturėtų būti. Ir kuo labiau mes bandom pasiekti tą summer body psichozę, kuo mes daugiau bandom ten kažkaip save į kažkokią ten priespaudą įvaryti, kažkokias tai ten disciplinas pradėti taikyti, tuo didesnė tikimybė, kad vasarą viskas bus paleista ir rugsėjo spalio mėnesį man vėl dar labiau reikės susiimti, ne? O per tą laiko tarpą, jeigu aš ten, sakykime, ir per gegužės mėnesį, ar ten, nežinau, balandis, gegužė, ar ne, per kelis mėnesius man, sakykime, pavyks atsikratyti ten tų 5 kilogramų, išsivalys ar ne, skysčiai ir taip toliau, ir mytyba pagerės, skaidulų padaugės ir taip toliau, nes aš čia jau dabar esu labai susijėmus, ir jeigu man pavyks ten tuos 5 kilogramus iki vasaros atsikratyti, vasarą jie ataugs ir greičiausiai dar ataugs ir su priedu, su draugais ar ne, kartu ateis. Kodėl? Todėl, kad vienas dalykas, nes mes padarėm labai greitai, ar ne, labai greitai. Kuo mes greičiau norim pasiekti rezultato, kuo mes greičiau norim numesti svorio, kuo mes greičiau norim atsikratyti ten tų riebalų ir taip toliau, kuo mes drastiškiau viską darom, tuo rezultatas ateina apčiuopiamas greičiau, bet tuo jisai trumpiau užsibūna mūsų kūne, ne? Vėlgi įsijungia tas jojo efektas, ar ne, kada mes labai griežtai darom, kadangi tai nėra, kaip pasakyti, tam, kad žmogus, pavyzdžiui, numestų svorio, ar ne, jam tikrai reikia ilgą laiką tą daryti ir nuosekliai tą daryti, kad tikrai sumažėtų riebalinis sluoksnis, ar ne, nes lygiai taip pat kaip mums priaugti, ar ne, reikia irgi, tikrai mes svorio, jau kalbėjau ne vieną kartą, ar ne, dar apie tai irgi kalbėsiu kituose epizoduose, kad kaip mes matuojam rezultatą, ar ne, mes pasisvėriau pirmadienį ryte, pasisvėriau antradienį ryte, penktadienį ryte ir visada matuoju tą rezultatą, ar ne, tą nuoseklumą vadinamą. Bet iš tikrųjų realus pokytis, ar ne,
jisai nevyksta. Tas 1-2 kilogramai pirmiausia yra skysčiai, antras dalykas mūsų tuštinimasis, kitas dalykas, moterims ypatingai per PMS gali padidėti natūraliai, nes organizme yra didesnis kiekis progesteronų, tai jisai skatina kaupti skysčius, taip pat skatina didesnį energijos suvartojimą, tai norisi daugiau valgyti ir taip toliau. Ir viskas su tuo yra normalu ir tai yra normali organizmo reakcija. Ir jeigu mes tą pokytį stebim kiekvieną dieną, ar netgi į savaitę vieną kartą, mes to realaus pokyčio nepamatysim. Mes pamatysim skysčius išsivaliusius, galbūt daugiau išsituštinom, skaidulų daugiau suvartojam, tai esame lengvesni ir taip toliau. Ir tas rezultatas nei pirmyn, nei atgal, jisai taip greitai neateina. Tai reiškia, kad žmogui realiai, per savaitę, per 2, netgi per 3 savaitės numesti realaus svorio riebalinio sluoksnio, riebalinę sąskaitą praktiškai yra neįmanoma. Taip, procesas pradeda vykti, bet pats procesas užsikuria realiai tik tai po kokių 5-6 savaičių ir tęsiasi tik tai tada, kada yra tęstinumas. Tai reiškia, mes negalim nei numesti to svorio labai greitai, bet mes jo negalim labai greitai ir priaugti. Bet jeigu mes jį labai greitai numetėm, reiškia, mes išsivalėm, taip sakant, savo tą sistemą, vat kaip ten visi detoks ir taip toliau sako, išsivalėm savo sistemą ir tas svoris jisai nukrito, daugiausiai skysčių pagalba, tai nereiškia, kad sumažėja riebalinė masė. Ir visa tai, kai mes grįžtam prie senų įpročių, prie senos prastos mitybos, prie mažesnio judėjimo, kai jau baigės mūsų planai, mūsų iššūkiai, mūsų ten dar kažkas, vėl mes grįžtam prie seno to įpročio, kas atsitinka, visas tas svoris, kurį mes matėm, kad svarstyklėse jisai sumažėja, jisai labai gražiai grįžta ir parvažiuoja atgal į buvusių svorį ir dar dažniausiai priaugam, nes kadangi įsijungiam labai stiprų ribojimą, ten ribojam užkandžius, ribojam saldumynus, angliavandenius ar ką tik tai neribojam, kas atsitinka, mes iš to vėlgi iššaukiam persivalgymą, iššaukiam saldumynų potraukį, užkandžiavimo potraukį, įsijungia tas viskas arba nieko režimas, kad jeigu jau nebepavyksta sveikai valgyti, tai iš vis vėliau valgau vos ne 2 daugiau, kaloringiau, riebiau ir taip toliau, iš to didelio tokio ribojimo. Tai tas svoris jisai atauga dar daugiau, dar didesnis, Tai vat, mūsų tikslas turi būti, kad mes formuotumėm įprotį ir jeigu to įpročio nesuformavom iki gegužės ar balandžio mėnesį, mes jo nesuformuosim per 1 mėnesį. Taip pradėti mes galim, tikrai nieko nesakau, tai gali būti puikus metas, kada toks atgimimas, pavasaris ir taip toliau ir noris, ir daugiau pajudėti, skaniau, sveikiau, lengviau pavalgyti, pradžia gali būti, bet nesusidarykim iliuzijos, kad tai yra mano ilgalaikis rezultatas ir aš dabar tikrai paimsiu mitybos planą, mėnesiuką pasilaikysiu, ir būsiu dabar graži, liauna kaip gulbė, laiminga, faina ir taip toliau. Turim suvokti, kad ne apie tai yra pokytis, Mūsų kūnui, pavyzdžiui, mes kai pradedam sveikiau valgyti, sveikiau maitintis, pirmiausia, kas vyksta. Pirmiausia, tai jam reikia suprasti ir adaptuotis, kas vyksta, kas čia dabar darosi. Suprasti, ar jis čia dabar visada gaus maisto, ar čia dabar vėl negaus, ar čia atsiras kažkoks vėl ribojimas, ar neatsiras ribojimo, ar jinai čia tik tai juokauja, ar jinai čia dabar kažką darys. Kitas dalykas, kai mes pradedam valgyti pilnavertiškiau, tai čia jau kalba vėlgi apie pilnavertiškumą, bet ne apie ribojimą, ne apie dietinę mitybą, ne apie ten liesinančią mitybą ir taip toliau. Bet jeigu mes pilnavertiškiau pradedam valgyti, vėlgi kas atsitinka, organizmui tada reikia deficitus visus užkamšyti, kur trūko vitaminų, kur trūko mineralų, kur ten plaukams, akims, ragams ir taip toliau, kur šitiems dalykams trūko, ten užkamšyti tas skylės. Tada, kada jisai užkamšo ir tada, kada jisai supranta, kad čia yra, palaukti, čia taip greitai viskas nesibaigia, čia man nebereikia kaupti, čia man nebereikia būti tam išgyvenimo režime, jinai tikrai man duoda, bet tam, kad tas organizmas suvoktų, vėlgi reikia, ilgalaikės perspektyvos, reikia mėnesių, 2, 3, 4, kada organizmas persifokusuoja, kad, palauk, žiūrėk, aš dabar trūkume nebegyvensiu, vadinasi, aš galiu jau ir paleisti riebalinį sluoksnį, paleisti svorį, paleisti susikaupusius skysčius ir taip toliau. Aš galiu daug dalykų paleisti, vadinasi, gali mano ir svoris mažėti. Tai pirmą, jam reikia labai daug darbų nuveikti tam, kad jisai galėtų pradėti galvoti apie svorio mažinimą. Tas, kuris mums yra
labai svarbus. Tai kaip sakau, pradėti mes galim, pradėti įprotį mes galim. Ir tai būtų net ir labai puikus dalykas, ypatingai jeigu mes vis tiek vasarą, ar ne, galim lengviau valgyti, daugiau pajudėti. Jeigu tai yra mūsų toks įpročio formavimo pradžia, taip tai gali būti. Bet jeigu mums tikėtis, kad mes per mėnesį ar ten per 2 susiimsim, discipliną įsivesim, valios pasikrausim iš kažkur, ar ne, dabar pavarysim, bet vasarą paskui atsiranda trali vali festivaliai, piknikai, gimtadieniai, šventės, savaitgaliai, griliai ir taip toliau ir panašiai, tai nesitikėkim, kad visa tai neišsibalansuos ir neatneš mums pliusinio rezultato. Ir kaip visi šitie dalykai mumis veda į kraštutinumus, kaip visada sakau ir sakysiu ir sakiau, kad mes turim ieškoti balanso, mes turim ieškoti galimybės, kaip tą sveiką mitybą paversti įpročių, kaip ją paversti mūsų gyvenimo dalimi, mūsų kasdienybės dalimi, kiekvienoj mieloj dienoj. Nes jeigu ne, kitu atveju mes nuvažiuojame kraštutinumus. Visi kraštutinumai be išimties, juoda balta mąstymas, valgau tik sveikai, paskui nebevalgau sveikai iš viso. Iš vis nebevalgau saldumynų, valgau vien saldumynus. Nebegeriu kavos, geriu kavą tik tai su grietinėlė ir taip toliau. Visi šitie dalykai mumis nuveda į kraštutinumą, o kraštutinumas niekada nenuves į ilgalaikį procesą, į ilgalaikį pasiekimą ir taip visada būsiu, ar ne, tarp tos ribos, kad čia liekninuos, čia nebesiliekninu, čia kūdinuos, čia nebesikūdinu, nes yra neįmanoma, kad ir kaip jums atrodytų, kad ir kaip socialinė erdvė, specialistai, žurnalai ir taip toliau, kad ir kaip mums bando tai įrodyti, įkišti ir perteikti, kad įmanoma yra, ar ne, pasitelk valią, pasitelk discipliną, pasitelk ten visą ką ir tau ten kelias bus rožėm nuklotas, ar ne? Ne, jeigu žmogus eina per kraštutinumą, tas kraštutinumas jį galų gale vis tiek nuves į tai, kad jis viską paims ir paleis. Kraštutinumai moteris nuveda į mėnesinių dingimą, į energijos neturėjimą, į mikroelementų, vitaminų ir taip toliau medžiagų trūkumą, ar ne? Į nerimą, į depresyvumą, į nepasitikėjimą savim, į valgymo sutrikimus ir taip toliau. Visi kraštutinumai kažkuriuo laikotarpiu mus nuveda. Tai dar gerai, jeigu jie mumis nuveda tik tai į ten beprotišką saldumynų potraukį, paskui kaip atsiranda, ne, ten sako, aš esu priklausomas saldumynams, aš ten negaliu nustoti, jeigu jau pradedu, man saldainio neužtenka, aš ten tada valgysiu ir negalėsiu sustoti ir taip toliau, arba jeigu aš ten suvalgiu vieną užkandį, tai negalėsiu irgi ten sustoti, pasisotinti ir taip toliau. Turim suprasti, kad visi šitie dalykai ateina iš kraštutinumo, iš tos mūsų vadinamosios disciplinos, kuri irgi lygiai taip pat būna kraštutinumas. Aš nesakau, kad mes dabar turim nieko nedaryti, nieko nesistengti ir taip toliau. Jau pradžioje, ne, video pasakiau, kad taip, tai reikalauja ir įdirbio, įpročio, tam, kad susiformuotų tas įprotis, mes turim šitos dalykus padaryti. Bet tam, kad susiformuotų įprotis, jis turi tikti prie mūsų gyvenimo būdo. Ir visi šitie saldumynų potraukiai, didžiulis ten priklausomybė saldumynam, negalėjimas sustoti užkandžiauti, negalėjimas sustoti valgymu, jeigu ten, kaip sako, vieną užkanduką suvalgysiu, viskas, aš jau nebegalėsiu ten sustoti, ir varysiu ten į priekį, kirsiu, kiek tik tai ten begaliu, ar ne? Ir į visus šituos dalykus turim suvokti, kad mumis atveda būtent kraštutinumai, būtent ta iliuzija, kad mes galim turėti discipliną ir kad su per valios pastangas mes galim padaryti. Mes turim šitą labai puikiai suvokti, nes įprastai žmogus, jeigu jisai valgo sveikai ir tai yra jo įprotis ir tai yra jo gyvenimo dalis, jeigu tai jam yra patogu, malonu, lengva, gera padaryti, tas žmogus niekada neturės priklausomybės saldumynam, niekada neturės priklausomybės ten kažkokiems užkandžiams. Taip, ta prasme, paimkim žmogų, ar ne, kuris valgo įprastai, normaliai, sakykim, gerai, paimkim mane kaip pavyzdį, aš valgau, mano sveika mityba man yra įprotis, ar ne?
Aš, vat kaip sakau, nėra ten valia ar disciplina, tai yra įprotis. Aš ryte atsikeliu, aš atidarau šaldytuvą, šaldytuvė žinoma yra sveikų pasirinkimų, aš pasirenku kažką tai sveiko, maistingo ir gero, aš pavalgiau ir jeigu man užeina dienos metu, kad aš noriu saldainio, aš nuėjau, suvalgiau tą saldainį, ar tai šokoladukas, suvalgiau, išėjau pasivaikščiau ir pamiršau apie jo iš vis apskritai egzistavimą. Jeigu aš valgau, ar ne, ten tarkim, yra penktadienį, žinau, kad eisiu penktadienį vakare susitikti, pavyzdžiui, su draugiam, ar bus gimtadienis, pavalgau pusryčius, pavalgau pietus, pavalgau vakarienį ir einu į gimtadienį. Tai bus užkandžiai, tai bus tortas, tai bus kažkoks tai gėrimas, ar ne? Taip aš juos suvalgysiu, taip aš užkandžiausiu, taip aš kažko paragausiu, pasimėgausiu, bet aš grįžus namo, tai pamiršiu, ryte atsikelsiu, grįšiu vėl į savo rutiną, nes tai yra mano įprotis, ar ne? Ir man nėra taip, kad ir neturėtų būti. Taip yra, aišku, ir kitų niuansų, ar ne, yra emociniai valgymai, apie tai irgi dar kalbėsiu. Yra daug kitokių niuansų, bet dažniausi dalykai, kurie veda į tas tokias priklausomybės, negalėjimą atsispirti, negalėjimą sustoti, negalėjimą pasimėgauti ir taip toliau, yra iš būtent kraštutinumų. Nes, kaip sakau, ir aš kažkada ten buvau ir irgi lygiai taip pat būdavo, ar ne, tai vat pusryčiam ten bet kas, arba ten pusryčiai gerai, pietus ten salotus lapai virta vištiena ir tada ateina vakaras ir aš jau beprotiškai ten vat nuėjau į gimtadienį, yra užkandžių, nu ir aš nesustodama tada jau dėsiu į burną ir dėsiu į burną. Jeigu nueisiu, ten nežinau, pas mamą bus prikrauta saldainių visas ten koks nors indas, ar ne, ir aš ateisiu nevalgius, man trūks energijos, man trūks, plus dar įsijungęs, ar ne, tas, kad aš negaliu, negalima, man aš čia savo neleidžiu, čia disciplina, valia ir taip toliau. Ir kas atsitiks, ar ne, ir aš tada suvalgysiu vieną, taip, faktas, aš negalėsiu sustoti, nes įsijungs režimas, kad, ai, nu tai vieną jau suvalgiau, tai valgau ir toliau, ar ne, įsijungs tas, kad organizmas gavo draudžiamo kažkokio produkto ir jam nepavyksta sustoti, atsiras tas negalėjimas sustoti iš to, kad trūksta energijos, organizmas gavo galimybę tą energiją atgauti ir jisai irgi stengsis jos pasipildyti, ar ne, ir viskas atveda mus iš disciplinos ir iš kraštutinumų. Ir lygiai taip pat ir tas vasaros, ar ne, jeigu mes balandį, sakykime, ten kovas, balandis, gegužė, ar tik tai gegužės, nesvarbu, ar ne, kiekvienas skirtingai, susijimsim, nu, va, pavarysim, nes yra ten, va, tuoj ateis vasara ir taip toliau, tai vasara įsijungs ir greičiausiai įsijungia praktiškai visai vasarai, jeigu ten, sakykime, dar ilgesnės kokios atostogos ar daugiau kažkokios tai veiklos nesu darbu susijusios, vėlgi ir neįsijungia, kad, ai, nu, tai vasara. Tai čia jau ir kokteiliukas, ir šampaniukas, ir čipsiukas, ir šokoladukas, ir tas ir anas. Ir kadangi jau tą suvalgiau ir čia su savim nesusitvarkiau, nu tai paleiskim viską taip, kaip yra ir daugiau savo nebesukim galvos iki rudenio ir rudenį tada galėsim pabandyti iš naujo. Tai nedarykim taip, bet jeigu sakau nedarykim taip, tada žinoma žmogui kyla klausimas, o tada kaip daryti ir ką daryti. Tai pirmiausia, kas veikia vietoj šitų ar ne kraštutinumų, vietoj šitų drastiškų dalykų. Tai pirmiausia, ar ne, visada kartoju ir kartuosiu pati labiausiai ir geriausiai ir daugiausiai veikianti taisyklė mityboje yra pridėti, ne atimti, ne iš savęs atimti, susijimti ir taip toliau, bet pridėti. Lygiai taip pat ir dabar, ar ne, jeigu norisi, kaip sakau, tai gali būti gera pradžia į sveikesnę mitybą, bet ką tada darom, ne, pridedam. Jeigu turiu, užaugo pas mamą pomidorai, pridedu tų pomidorų, jeigu užaugo salotų lapui, tai pridedu salotų lapų, jeigu ten galiu, žinau, kad ilgesniam laikui išeisiu, pasidarysiu sotesnį kokteilį, prisidėsiu avokado, sėklų, ten taip toliau ir panašiai, tam, kad aš būčiau soti, ar ne? Tai va tas labai labai stipriai veikia. Ir kitas dalykas, ar ne, visame šitame kontekste stengtis, kad tai taptų jūsų įpročių ir gyvenimo būdų. Žinoma, pirmiausia, turėkim visada sveikesnių pasirinkimų namuose, nes nuo to irgi beprotiškai labai priklauso, ar ne, ką mes rinksimės. Faktas, jeigu
nebus daugiau nieko, tik tai batonas, tai valgysim batoną, nes norėsim valgyti. Tai pasistengim, kad būtų tų maistingų produktų visada namuose. Nereikia pagal taisyklės, nereikia pagal ten mitybos planus, bet tiesiog nueinu į parduotuvę ir nusiperku daržovių, mėsytę, žuvytę, sėklų, riešutų, avokado, alyvuogių aliejaus, jogurto, varškės ir taip toliau. Ir tada atsidarius šaldytuvą aš turiu pasirinkimą, kuris mane nuves į lengvesnį pasirinkimą sveikesniam maistui. Tada kitas dalykas, kada mes jau kai turiu pridėti, vienas dalykas gaunasi, mano mityba yra pilna vertė, aš jaučiuosi soti, mano organizmui nereikia ieškoti energijos, lengviau yra viskam atsispirti, kitas dalykas, turėkim savo lengvesnius priėjimus, turėkim lengvai prieinamų sveikų produktų, kad jie būtų mums lengvai prieinami. Ir stenkimės išbalansuoti, valgykim sveikai tada, kada mums pavyksta. Jeigu ryte atsikėliau, turiu galimybę pasigaminti sveikus pusryčius, pasigaminu sveikus pusryčius ir tai neturi būti kažkas ten vyva, ten sudėtinga, sunku ir 10 valandų stovimo prie dujinės. Tiesiog elementaru, pilno grūdo duona, avokadas, varškė, kokie, alyvuogių aliejus, sėklos ar ten koks persilado prieskonis, viskas, turiu sveiką, subalansuotą pusrytį, Jeigu yra pietus, vėlgi, jeigu turiu galimybę, pavyzdžiui, valgau kavinėje, pasižiūriu, kad galbūt tai būtų ne su kažkokiais tai padažais, ne ten su kažkokiais ten keptas, krūdinta, taukuose bėga ir taip toliau, galbūt aš galiu valgyti natūralios žuvies ar natūralios mėsos, natūralių kruopų daržovių, su kažkokiu tai galbūt aliejų. Grįžtu vakare, jeigu žinau, kad vakare bus kažkoks tai susitikimas ten su draugais, bus gimtadienis ir taip toliau, tai ką aš padarau, tai jeigu aš turiu galimybę, pavalgau vakarienę, jeigu galimybės neturiu, nuvažiavau į svečius ir pavalgiau tą, ką davė, ir ryte atsikėlus negalvoju savo, neužciklinu, kad aš dabar viską sugadinau ir dabar toliau galiu tęsti tą nesąmoningą valgymą, Ne, ryte atsikėliau, vėl pradedu nuo normalių pusryčių. Jeigu pietus žinau, kad valgysiu, ten pakvietė draugės picų valgyti, tai ir tvarkoju, jau suvalgiau pizzą, grįžau namo, pavalgiau salotų, ar tai troškinį, ar sriubos, ar tas, kas man dabar yra sveika, pasotina ir mane pamaitina, Ir taip laviruoju, jeigu suvalgiau torto gabalą, suvalgiau torto gabalą, jisai tarp mano sveikos mitybos, subalansuotos mitybos, jis niekur manęs blogai nenuves. Ir tada, kada mes mokomės ne kraštutinumais gyventi, ne nuo vieno iki kito, bet balanse, tada atveda tai mumis ilgalaikį procesą. Ir jeigu dabar yra ta diena, kada galvoju, kad palauk, ateis vasara ir man reikia susijimti, nes reikia čia sveikiau valgyti, nes reikia susikūdinti ir taip toliau, tai turėk omeny, kad didelio rezultato iki to laikotarpio nepasieksi, bet didelę ir gerą, stiprią pradžią savo įpročių keitimui tu tikrai gali pasiekti ir padaryti. Ir stenkis ne atsikratyti kuo daugiau svorio, stenkis kuo labiau su didesnė meilė atrasti balansą savo mityboje, su kuo didesnė meilė pažvelgti į savo kūną ir, žinoma, dar kartelį pasikartosiu, net jeigu esi dabar ne to svorio, jeigu esi ne tos išvaizdos, ne tų kūno linijų, kurių norėtum, vis tiek nusipirk tą gražią suknelę, užsidėk tą gražią suknelę, parodyk savo kojas ir patirk visus vasaros malonumus be kraštutinumų, ribojimų ir savęs nekentimo. Čia yra didžiausias mano tikslas, didžiausia mano vizija ir gyvenimo noras padėti visoms moterims pamilti savo kūną ir leisti savo gyventi dabar, šią dieną, tokiom, kokios yra, bet stengtis kiekvieną dieną keisti tuos įpročius į geresnius, su meile, su dėkingumu ir su pagarba savo kūnui. Tai ačiū, kad buvai mano 3 epizode, tikiuosi būsi kartu ir toliau, nepamiršk prenumeruoti ir susitiksime sekančią savaitę.